Mes esame maža valstybė. Tiek metų ilgėjomės laisvės. Mūsų seneliai ir tėvai už tai sumokėjo pačiom didžiausiam kainom. Pagaliau, kai laisvė tapo kūnu, viską pradėjome griauti, plėšti, patys save, skriausti, tyčiotis vieni iš kitų, nebegerbti savęs. Išmokome vieni kitus pastumti, vieni tapome vergvaldžiais, kiti vergais. Tapome apsivogusiais, pradėjome spekuliuoti gyvenimais ir gyvybėm. Praradome orumą ir sąžinę, tapome laisvi iki tiek, kad pradėjome atvirai nusikalsti. Ir tai virto norma. Tikiu dvasinio sąjūdžio žmonėmis, kurie buvo ir liko, kurių negalima nupirkti, pašalinti, išleidžiant į pensiją. Sąžinė kaip ir kūrybinis procesas, neišleidžiamas į poilsį ir nepaleidžiamas vėjais. Man artimiausi vieniši tikintieji, atvirai išpažįstantis savo tiesą. Povilas Urbšys yra nepaperkamas ir nesustabdomas. Jis turi laimėti tam, kad suburtų tiesos išpažintųjų bendriją. Lietuva nebeturi kito kelio, jie sunkiai serga. Ji nebeturi dvasinio imuniteto, jai reikia pasišventusių gydytojų ir sanitarų. Ji per silpna, kad pakeltų dar vieną pralaimėjimą. Mes negalime sau leisti įeiti į istoriją kaip save sunaikinusios tautos pavyzdys. Aš už Povilą Urbšį, nes esu įskaudinta netiesos, o išduotas žmogus turi paskutinę privilegiją pasisakyti, su kuo jis yra ir su kuo norėtų būti.